Ištestavau ir pristatau. Termovizorinė kamera, kuri yra aktuali kiekvienam vairuotojui. Pakentėkit, kam įdomu, paklausykit, nes normaliai papasakot ir pristatyti daiktą neįmanoma ir per 30 sekundžių, kaip visi kalėjai. Aš taip negaliu, kam yra įdomu, vienu žodžiu, kas norite apsisaugoti nuo visokių pavojų, tai ir minė. Žvėris įkelka neiššoktum, kad pėstysis pakelia, jeigu koks ein kartas be atšvaitų ir nepamatys termovizorius, visada užfiksuosiu ir jums informuos. Todėl, kad dirbtinį intelektą ir algoritmus labai gerą atskiria ir visada jums įspės. O kas svarbiausia kelyje, kai jums įspės, kad žvėris kažkur toliau jau iš žolės galite nepamatyti. Labai gerą kauntsyrų stogą iš tikrųjų. Dėl to, kad iš aukštą matį žolės. Jau viskų pravažiavau, daug kartų pratestavau ir jums parodys dar daug video. Mums labai lengva užsidėti šitą paprastą ir ant magnetaus, va matot, ir termovizorius, ir paprastą kamerą. Vienu žodžiu, ir ištestauts, ir jau plovyklo buvau nuvažiavęs, vienu žodžiu, snieg nebėjana, vis, kaip sak, galima ir nereikia nu čia nuimliuoti. Aš čia dabar uždedu paprastą, dėl to, kad aš perdėliuoju, ant kitos mašinos važiuoju į mišką. Tas laids va šitą prisitvirtint su tokia specialias laikiklės, čia šitą įsidėt į griovėlvą, prisiklejau ir matot, viskas super, vaiz negaden, iš tikrųjų, va taip. Dabar lepam į mašiną ir parodys mašino, kaip viskas sujungta ir kaip viskas matos. Tai va dabar rodau, kaip mašinų viskas pas mus sukonstruota. Labai paprasta. Tas termovizorius turi va tokį ekran, panašiai kaip telefons, matot. Čia, kaip sakons, ir liečiams, ir va tavo perjungu daininį režimą, matot, ne, kiek vėl pabrauko, kaip pavyzdį, ten va ir naktinis, ir daininis termovizorinis, tiksliau režimas šį ir va vienas termovizorinis režimas, kiek ir čia tų nustatymų ir pakankama daug, kiekvienas susireguliuosit palei savi. Reiškia, algoritmus, kaip sakiau, labai gerą atsker ir jumis puikiai apie viską informau. Per Wi-Fi šitą gali va prisijungti, matot, tu pat vaizdą, va teik čia, matot, va telefone. Čia irgi gali paspausti įrašinėti, nors įrašinė automatiškai, bet daleiskim važiauni, kažkur ir specialiai kažkokio veito, kad garantuotą užfiksuotom ir kaip sakiau, iš karto įsisaugos telefone, jeigu čia pasijungsit per programą, jeigu nepasijungsit per telefoną, viskas įsisaugos, reiškia, pačiame termovizoriu ir tada prisijungi per Wi-Fi gali parsisiųsti jums reikalingą informaciją. Tai va, superinis dalykėlis iš tikrųjų. Čia pas man dabar vis netvarkinga, laida netvarkinga sudė, dėl to, kad aš, kaip sakiau, perdėliu į kiet mašiną, bet norint, kaip sakiau, pasidarysit, tus laidus prasivedžiosit, ką priek tvarkinga, ir reiks nuvažiuosit į servis, jums sudėlius ir viskas bus puikiai. Iš tikrųjų, dalyks vers dėmesiaus. Jums neberek papildomą registratoriaus, dėl to, kad svešku užfiksuos ir dein ir naktį jokios galvos skausmų dėl to neturės. Ir jeigu kažkoks įvykis, kaip pavyzdžiui, sakykime, geriau kada nebūtum, be problemų jūs turėsit vis, kaip sak, informaciją ir galėsit įrodinėti savo ties. Nu va, pristačiau termovizorinį kamerą mašiną. Alvyds Masals, sėkmingų kelionių visiems.